Kaip jūsų manimų pavyko šis šuolis? 10 balį sistemai. Turbūt vertinčiau 8. Kaip galvojate, ar jūs pateksite į pusfinalį? Manau, aš jau pusfinalį. O dėl medalio galvojate? Aš pasitikiu savo jėgom. Aš tikiu, kad auksas mano. Gerai, sėkmės jums taip ir toliau. Ačiū. Sveiki, Virgi. Kaip sekasi ruoštis olimpinėms Londono žaidynėms? Sveiki, va kaip? Po truputį treniruojamės, ruošiamės atkakliai. Baigiam įgyti savo sportinę formą. Kaip mato, tik tai trūksta lėšų. Kaip pieva nešienauta jau kaip 3 mėnesiai, kaip matom. Tai va, jau tėvelio visą kompaktų kolekciją baigiam skraidinti, bet nieko tokio. Svarbu Lietuva. Aš jaučiu jūsų palaikymą. Jeigu ne jūs, aš tikrai nesiruošiu tam. Tiesiog jūs man įkvėpėt. Ačiū jums labai už tai ir aš viską padarysiu dėl jūsų. Ar galim tikėtis medalių, Virgi? Sunkus klausimas. Žinot, nebe pirma jaunystė, tačiau patirtis daro savo. Dar visko aš tikrai dar galiu. Aš žinau, kad dar manim visi pasitikė ir aš pats dar savim pasitikiu, aš dar galiu. Sėkmės, Virgi, sėkmės, sėkmės startuose. Gerai, einu aš tada ieškoti, treniruotis toliau. Sėkmės. Ačiū. Sveikos merginos. Labą dieną. Kaip sekasi pasiruošimas? Oi, sunkiai, žinokit. Labai sunku, sąlygų visiškai neturim. Va, protas beliko. O tai į baseiną netenka praplaukti, taip prūdė? Klasė baseinė. Mums finansavimo nėra. Prūdas. Tai vis tiek manau, kad ir prūdė gerai, jog jūs stiprios ir vilties yra pamatyti jūs finale. Yra. Kokią rungtį jūs plauksit? 400 metrų šuniukų. Mūsų čia stiprioji vieta. Taip. Komandinis plaukimas, kaip supratau? Komandinis, na. Taip, kaip matote, mes palaikysime Lietuvą. Tai mes norim iš jūsų medalių? Taip, žinoma, medaliai bus viskas. Ačiū merginos, tai gero pasisekimo jums. Ruoškitės, iki. Ačiū, tai gero. Ramūnai, ar galima porą klausimėlių? Ką tai? Porą klausimėlių, reporteris Lietuvos televizija. Olimpiada artėja, Ramūnai. Didelės viltis yra sudėtos į tave. Šiemet tikrai juk medaliuką parvešit. Tai iškai parveši. Tik neparveši. Nors ko čia parveši? Kai šitas finansavimas perkūnai, tu pažiūrėk, su ko mes treniruojamės. Na, štanga, aišku, ne olimpinė, bet vis tiek štanga. Olimpinė? Čia iš metalo atnešta. Vitiokas, barra.
O Ramūnai, kaip maitinimas? Girdėjau, kad specialią košę kažkokią maitinatės, kad stipresni būtumėt. Nebegauna. Rėmėjai nebeturi pinigų, nebeduoda iš jūs valgyti. Mama kiek įdėjo lašinių, ten duonas tiek aš biškai užkrimstu, bet aš kaip 2 savaitės išgyvensiu, tai aš nežinau, ten aš, neįsivaizduoju, bardak. Tai vis tiek yra lietuvaičių, Ramūnai, gal atneš vis tiek lašinių, manų košės atneš, kokios užkasit ir busit labai viskas gerai. Aukso medaliukas, kaip sakant, mūsų rankose. Tai jei galėsit, jeigu tikit manim, atneškit. Tai ką, Ramūnai, gero starto, gerų lengvų kilogramų ir, kaip sakant, sėkmės! Sėkmė! Sveiki! Sveiki! Sakykit, kaipgi sekasi ruoštis Londono olimpiadai? Blogai, kaipgi seksis. Praeitą savaitę dviratį nušvilpė. Tai gerai, kad Lietuvoje žmonės geri. Susimetė, nupirko naują iš turgaus. Tai dabar su nauju dviračiu turbūt ir medaliuku pakvypo? Tai nežinau, pratinuos. Stengiuosi perprasti važiavimo techniką visą. Nežinau, kaip bus, tai bus. Linkim didelės sėkmės. Dėkui. Gero starto. Sveiki! Sveiki! Na, kaipgi sekasi ruoštis olimpiadai jau ant nosies? Šudinai! O ko taip šudinai? Kas nutiko? Kaip traumos nekamuoja? Taigi va, nosis. Baigė sugyti po 4 operacijos. Antakiai 16 kartų siūti. Riešas va, biški sutrenktas. Dantys visi implantai. Nu, koks čia sėkimasis? O sakykit, kaip finansavimas ar remia valstybė jums? Nu tai matot, finansuoja iš Vokietijos labdaros, pirštinės atveža, šalmus. Sukamės kaip galim. Bet vis tiek valios, ryžto, tėvynės, pasiryžimo jums netrūksta, medaliukų To turėsime. neužtenka. Norim medalių, norim. Tai auksiuką? Būtinai auksiuką, pasistengsim. Na tai saugokit nosį ir kaip sakant, sėkmės, gerų kovų. Gerai, dėkui. Buvau ten vakar ir eisiu ten ryt, kur žmonės renkasi Europos vidurį ir ten tavo balsas skamba dar gyviau už gyvenimą. Už gyvenimą skamba garsiau. Antanai, kaip labai džiugu, patekote į rinktinę pirmą kartą. Kaip pojūčiai, kaip jaučiatės? Gerai jaučiuosi. Širdis tiesiog iš džiaugsmo plyšta. Džiaugiuosi, kad paėmė rinktinę, nes aš manau, kad aš esu perspektyvesnis, geresnis negu Robertas. Turiu daugiau galimybių sužibėti ir šiaip esu jaunesnis. Nežinau, talentingesnis gal šiek tiek. Kodėl pasirinkote būtent tokią aplinką ir sportuoti, kai jūs gaunate finansavimą, galite moderniose salėse sportuoti? Labai paprasta. Aš ne žvaigždė. Man užtenka ir šitų treniruočių. Aš treniruojuos ne kaip visi kiti. Biški pabėgiojo, kaip Robertas pabėgiojo ant kankorėžio, paslydo, nugriuvo, traumą gavo, kas iš to? Čia tipo treniruotė, aš va pas motinėlę atvažiuoju, atskrendu, va, kažys yra, pasportuoju, patreniruoju ir tada visi sako, iš kur pas tave tokie geri rezultatai, kaip tu taip varai? Antanai, bus medaliai? Žinoma, kad bus, aš pasistengsiu, jeigu mane Kemzūra leis į aikštelę, aš būtinai padarysiu, kad Lietuva laimėtų. Laukiam, Antanai, laukiam, vylėmėms, laukiam medalių. Gerai. Sėkmės. Ačiū. Aš ten būsiu
nebetylis ir ką.